Labas vakaras kolektyvas, taigi šiandieną labiau galbūt į swing prekybą, aš asmeniškai trendline'ų tokių kaip ir nenaudoju, man tai nėra pakankamai aktualu, pas mane kaip ir visa prekyba ir visas edžas yra pastatytas ant žemesnio time frame. Trendline'ai iš tikrųjų tokie kaip jie veikia ir jie yra respektinami, bet jie yra respektinami iš didesnio time frame, tai yra 4 valandų, valandos, savaitės, iš tikrųjų, čia labiau swing traderiams ir šitiems position traderiams. Tad judam prie pavyzdžių ir pasižiūrėsime, kasgi per velnės yra šitas mūsų trendline. Trendline'ai iš tikrųjų taip yra, žinot, kad visi turėtume žinoti, jog marketas juda viena arba kita kryptima, ne, pavyzdžiui, kažkas tokio. Ir dabar kągi mes turime šioje vietoje? Mes turime, jo kaina eina į viršų, automatiškai nieko čia nėra sudėtinga. Trendline'as yra piešiamas tarp žemiausių taškų, kaip judėjimas, ne, būtent šitoje vietoje, tarkime, kažkas iš tokios serijos. Trendline'as sudaro keletą taškų, čia atsimušimas buvo, čia prasidėjo atsimušimas, ir tada trendline'as piešiamas taip, jog vienas taškas, pirmasis, antrasis taškas ir piešiama ilga linija. O galima iš karto tikėtis, jog ateityje, jeigu nebus nei šito taško, nei šito, jog kaina pasiekus, pavyzdžiui, šitoje vietoje bosą, ne, bus kažkur grįžimas ir tokie kaip trendline'ai gali preliminariai nurodyti, iki kur tas bus grįžimas. Tai va čia kaina padavė į apačią ir nuo šito trendline'o atsimušė. Vėl padavė kilimą į viršų. Ir pagal trendline'us mes iš tikrųjų galime iš karto nusistatyti, ar tai yra bullish trendas, ar tai yra bearish trendas. Ir iš tikrųjų viskas su trendline'ais yra labai elementaru. Čia kilimo tendencija, vėl kaina sukilo, vėl nusileido, atsimušė. Respektina trendline'ą, vėl kilo toliau jinai, tarkime, į viršų. Kažkada keičiasi charakteris, iš gulių tampa meškos ir judame mes tada kitą kryptimį. O dabar mes varome, paieškosime pavyzdukų. Paimkim tokią porą kaip GBP USD. Ir GBP USD vėlgi 4 valandų grafikas, tarkime, galime pasimti 4 valandų grafiką. Ir tokie dalykai kaip trendline, sakykime. Turėjome šitoje vietoje atsimušimą, turėjome čia atsimušimą, ne. Ir matome, jo kaina pakankamai šitoje vietoje respektina, ne. Čia galbūt būtų iš dieninio grafiko atsidarius, jog čia vienas tačas. Šitoje vietoje lygiai taip pat kaina sukilo, nusileido. Čia vienas tačas, čia sukilo, vėl nusileido. Šitoje vietoje galbūt būtų breikinimas, bet vėlgi trendline'ai nėra tas toksai užtikrintas dalykas. Mano akimis jisai nėra užtikrintas dalykas, nuo kurių apsimokėtų ieškoti įėjimo taškų, todėl reikia žinoti ir daugiau teorijos. Bet tokie kaip trendline'o taškai, jie iš tikrųjų vienaip ar kitaip yra respektinami ir tikrai galime rasti įėjimo taškų. Dabar žiūrėkit, tarkime, einame atgal. Kritimo tendencija, ne, matome mes kažkokią kritimo tendenciją. Kaina ką padarė, čia pradėjo kristi žemyn. Čia šitoj vietoj nedaėjo, čia jau toliau duoda į apačią, čia vėl padavė į viršų, trendline'as, pavyzdžiui, čia labai gražiai respektinamas, ne, labai gražiai respektinamas. Čia lygiai taip pat padavė kažkokios reakcijos, padavė į apačią stumimo. Ir tada kas įvyko, trendline'as buvo breikinamas, kažkoks grįžimas. Ir kaip sakiau, šiuo atveju iš meškų mes pasikeitėme bulius ir kaina pradėjo ką daryti, formuoti naują trendline'ą, formuoti bulių trendline'ą ir kaina pradėjo kilti viršų. Visur galima rasti tokių pavyzdžių ir iš didesnio time frame pasidarius savo analizę, ieškoti įėjimo taškų su mažesniu time frame. Čia yra mano pamastymai tokie iš tikrųjų, bet tikrai galima daryti. Dabar einam kitą formą, pavyzdžiui, GBP, NZT, man taip atrodo, iš tikrųjų yra labai tokia trendinė, tai paimkime, ne? Aš šiandien prisipiešęs esu. Remove. Iš tikrųjų yra labai trendinė ir tas, iš tikrųjų ryškiai matosi. Dabar žiūrėkit, iš karto gali matyti, kur trendas galimai bus respektinamas. Šita vieta, ne? Turime vėl 4 valandų grafiką ir trendo kaina. Žiūrėkit. Čia toliau galime būtų eiti. Turime, jog nuo šitos vietos vyko atsimušimas ir kaina pradėjo kilti viršų. Kyla į viršų, nusileidžia, sutestuoja mūsų trendline'ą, vėl kyla į viršų. Vėl padavė į apačią, šitoje vietoje sutestuoja, vėl kyla į viršų. Čia lygiai taip pat suvikavo, sutestavo,
ir vėl kyla į viršų. Šioje vietoje kažkas buvo. Breikinamas, tarkim breikime. Vyko breikinimas, mūsų trendline'as, sakykime, buvo sulaužytas. Kaina vėlgi. Padavė žemyn, čia vėl naujas breikas, vėl kažkas įvyko. Ir taip va kaina juda. Trendline'ai, kaip sakau, iš tikrųjų galimi kaip supporto pavyzdžiai, dabar paimkim šitą pavyzdį, ne? Va, žiūrėkit, supportas resistance, ne? Tai va šitoj vietoj mes turime labai gražų supportą, ne? Resistance lygis šitoj vietoj galbūt būtų galimas kažkur tais, nu, va taip labai jau preliminariai, ne, va taip paimkime, ne, ir va ką kaina daro nuo supporto, atsimušinėja, va trendline'as mūsų nuo supportas. Ir trendline truputuką skiriasi, nes jų kainos eina, kaip matote, skersai. Skersai, šonų, viskas taip, nėra tiesių linijų, va, supportas resistance, tai va čia trendline supportas irgi galima tai va paimti. Kaina atsimušinėja. Swing traderiams tokie dalykai iš tikrųjų patinka ir galima pagauti gerų ėjimo pozicijų. Svarbu žinoti daugiau tos teorijos, kaip pavyzdžiui ir čia, va. Kaina padavė viršų, grįžo iki trendline sutestavo, ne? Kodėl sutestavo? Iš karto žiūri šitos taškus, kasgi čia įvyko būtent šitoj vietoj. Prasidėjo atsimušinėjimas, galima įsijungti mažesnį time frame, žiūrėti, galbūt čia buvo koks nors supportas pas mus, dakas nors. Ir nuo šitų vietų galima vėlgi ieškoti kažkokių ėjimo atitinkamų taškų. Trendline'us tokius reikia žinoti. Čia bent jau iš mano pusės ir iš mano pamastymų. Kaip ir sakau, trendline'as, nu, iš tikrųjų jis toks dalykas, kuris mažesniam time frame galbūt nelabai aktualus, tačiau jį suvokti reikia, ypatingai swing traderiams šitas dalykas yra labai geras. Aš, kaip ir sakiau, kiek žinau iš supporto resistance lygių, traderių, kurie stipriai uždirba, lygiai taip pat ir trendline'ų. Iš tikrųjų, čia net neseniai buvo atrastas, sako, aš dirbu pagal trendline'ų, sako, pas mane visa mano strategija yra pastatyta ant trendline'ų. Viskas. Įsivaizduokit, visa strategija, swing traderis, tai va, paimkime. Sako, aš dirbu tik su trendline'ais, viskas man daugiau, sako, nieko nereikia. Aš sako, žinau savo strategiją, žinau savo edžą, žinau, kada dirbu, kada įdinėjau, kokiose porose ir viskas. Sako, man daugiau nereikia kvaršinti galvos, daugiau informaciją, rinkti ar dar kažką. Sako, aš atlieku kelis treidus, sako, man užtenka per mėnesį. Bet ir kapitalas 120 milijonų, aš galvoju. Tai vat, nuo 120 milijonų tu rizikuok 1%, tau irgi užteks 2-3 treidų per mėnesį tam, kad gyventum gerą gyvenimėlį. Todėl sakau, trendline'us tokius žinokit, mokykitės, nes, nu, bandykit pieštis, taip paimti mane. Lygiai taip pat kviečiu prisijungti bendruomenę, truputuką plečiamės, premiumai, paleisti meistro kursai, kur dėstau savo edžą, iš ko gyvenu ir iš ko pastatyti realiai visi premiumai, mano atliekami treidai ir mano asmeniniai atliekami treidai. Nu, visa informacija pristatyta, kad būtų galima gyventi iš Forex. Taigi, mokomės, studijuojame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye.